Gruodžio 14 dieną Marijampolėje susirinkę krepšinio aistruoliai stebėjo atkaklę ir permainingą kovą tarp Sūduvos Mantingos ir Plungės Olimpo ekipų. Taškus į varžovų krepšį pirmieji pelnė marijampoliečiai, tačiau trečią rungtynių minutę Olimpo žaidėjas Mantas Kazonas taikliu tritaškiu išvedė Plungės komandą į priekį 6-7. Ir iki pat ilgosios pertraukos pradžios Olimpas pirmavo. Pasibaigus antrajam kėliniui svečiai priekyje buvo 7 taškais – 39-46. Trečiajame ketvirtyje šeimininkai pasivėjo varžovus ir išlygino rezultatą. 27 rungtynių minutę Žilvinas Kuklierius išvedė Marijampolės komandą į priekį, o paskutinio kėlinio pradžioje marijampoliečiai nuo varžovų nutolo 14 taškų – 76-62. Likus žaisti 3 minutės Audrius Maneikis vėl išlygino rezultatą – 81-81. Ir tuomet kova vyko taškas į tašką. Paskutinę rungtynių minutę po Arūno Krivonio taiklių baudos metimų Plungės ekipa turėjo 3 taškų deficitą – 90-87. Likus žaisti 4 sekundės Julius Kazakauskas pelnė tritaškį ir išlygino rezultatą. Tačiau paskutinę rungtynių sekundę Marius Valiukonis pataikė lemiamą dvitaškį į plungiškių krepšį ir išplėšė šeimininkų komandai pergalę rezultatu 92-90. Po šio susitikimo Marijampolės Sūduva Mantinga nacionalinės krepšinio lygos turnyrinėje lentelėje pasivijo Plungės Olimpą. Šios komandos dalyjasi 3 ir 5 vietomis su Šakių Zanaviko komanda. Nugalėtojų gretose rezultatyviausias buvo Žilvinas Kuklierius pelnęs 23 taškus. 13 taškų pridėjo Paulius Kniza, 11 Aivaras Žibuda. Plungės Olimpo komandoje pasižymėjo Audrius Maneikis pelnęs 28 taškus. 24 pridėjo Julius Kazakauskas, Ignas Razutis pelnė 20 taškų. Kitą dieną gruodžio 15 Plungės Olimpas savo aikštelėje sutiko Radviliškis Juodeliai komandą. Po pralaimėjimo išvakarėse Marijampolės komandai plungiškiai buvo pavargę ir tai buvo matyti jau nuo pat pirmųjų rungtynių akimirkų. Mantas Kazonas atkovojo kamuolį, tačiau šis nuskrido tiesiai į varžovų rankas. Tuo pasinaudojo Antanas Montrimavičius, kuris pelnė savo komandai pirmus 2 taškus ir stojo prie baudų metimo linijos. Dar 1 taškas ir Radviliškio komandos sąskaita. Plungiškiams kurį laiką nesisekė pelnyti taškų, kol galiausiai Audrius Maneikis prie baudų metimo linijos pelnė savo komandai 1 tašką – 1-5. Su tuo vieninteliu tašku plungiškiai žaidė dar gana ilgą laiką, o priešininkams sekėsi geriau. Žaisdami 4 kėlinio minutę jie aplenkė šeimininkų komandą dviženklių taškų skirtumu – 1-11. Netrukus ši persvara išaugo iki 12 taškų. Tačiau pamažu Olimpas ėmė spartinti atakas ir baigiantis pirmajam kėliniui sumažino persvarą perpus – 13-19. Priekyje Radviliškio krepšininkai. Per antrąjį kėlinį plungiškiai dar kiek pasitempė ir ėmė toliau tirpdyti Radviliškis Juodeliai komandos pranašumą. Prie to ypač prisidėjo Julius Kazakauskas prasiveržimais po priešininkų krepšiu. O sužaidus kėlinyje daugiau nei 4 minutės, Juliaus Kazakausko metimas iš toli pirmąkart šiose rungtynėse išvedė Olimpo komandą į priekį – 25-24. Tačiau varžovai šią nedidelę pergalę leido džiaugtis neilgai, tik vos kelias akimirkas. Antano Montrimavičiaus dvitaškis, Vaido Trapačkos dvitaškis ir 1 baudos metimas vėl leido atsiplėšti Radviliškio komandai 25-28. Išnaudodami visas šeimininkų klaidas, kurių šios dienos rungtynėse jie darė tikrai nemažai, varžovai didžiąją pertrauką išėjo turėdami 4 taškų pranašumą – 33-37. Po pertraukos plungiškiai aikštelė grįžta ne tik pailsėję, bet ir kupini ryžto. Audriaus Maneikio baudos metimas grąžino viltis tiek patiems Olimpo krepšininkams, tiek jų gerbėjams. Taškų persvara sumažėjo iki minimumo – 38-39. Dar kiek sužaidus šiame kėlinyje, tas pats Audrius Maneikis taikliu dvitaškiu išlygina komandų rezultatą – 45-45. Po šios atkarpos Olimpas ėmė spausti varžovus, beveik 3 minutės neleido jiems įmesti daugiau taškų ir patys atsiplėšė 5 taškais – 50-45. Tačiau Darius Gricius paleido plungiškių krepšį taiklų tritaškį. Keršydamas Ovidijus Kaminskis įmetė 2 taškus, Raimondas Venskus 3 ir šį kėlinį Olimpas laimėjo 5 taškų skirtumu – 55-50. Ketvirtas lemiamas varžybų kėlinys buvo labai įtemptas. Komandos kovojo taškas į tašką, net kelis kartus rezultatas buvo tapęs visiškai lygus, o didžiausia taškų persvara, kuri priklausė šeimininkams, šiame kėlinyje viso labo buvo tik 6 taškai, o ir jų deja greitai neliko. Komanda žaidė smarkų žaidimą ir iki pat nuaidint rungtynių pabaigos sirenai nebuvo aišku, kas šios dienos rungtynėse taps nugalėtojų. Likus žaisti vos pusę minutės svečių komandos atstovas Erikas Kaupaitis įmetė dvitaškį 78-79, priekyje Radviliškis. Olimpo komandos treneris prašo minutės pertraukėlės. Po jos 2 taškai skrieja Radviliškio komandos krepšį, 1 tašku priekyje plungiškiai – 80-79. Prieš Julių Kazakauską prasižengė Erikas Kaupaitis ir taip suteikė šansą Olimpui dar kiek atsiplėšti. Julius Kazakauskas įmeta 1 iš 2 baudos metimų. Varžovams lieka vos kelios sekundės pralenkti plungiškius ar bent sulyginti rezultatą. Tačiau varydamasis kamuolį suklysta Lukas Pipiras ir kamuolį perima Ignas Razutis, palaidodamas paskutinę Radviliškio viltį. Varžybos baigėsi Olimpui laimint 2 taškais – 81-79.
Nugalėtojų gretose rezultatyviausias buvo Julius Kazakauskas pelnęs 25 taškus. 19 taškų surinko Audrius Maneikis ir 18 Ignas Razutis. Pralaimėjusiai komandai daugiausiai taškų pelnė Darius Gricius 23, 14 pridėjo Erikas Kaupaitis ir po 13 Laimonas Kutra ir Antanas Montrimavičius. Kitos Plungės Olimpo varžybos Žemaitijos suvenyro sporto salėje įvyks gruodžio 22 dieną, kuriuose Olimpas susitiks su Joniškio Delikatesas komanda.